Pirmadienio vakarą Vilniuje į eismo nelaimę vienu metu pateko iš karto 2 motociklininkai. Čia yra žiedas prie Batoro ir Olandų gatvės sankryžos. Pirminiais duomenimis trenkėsi štai į šį automobilį Volvo. Važiavo paskui jį vaikinas ir mergina, 2 motociklininkai. Automobilis stabdė prieš pėsčiųjų perėją. Staigiau pastabdė, lyg tai pasak liudininkų, pėsčiasis išėjo staiga į pėsčiųjų perėją, na ir iš paskos važiuojantis motociklai sustoti nespėjo. Kiek rimčiau nukentėjo motociklininkė, mergina, ji yra išvežta į ligoninę, na, o pirminiais duomenimis motociklininkas kartu važiavęs nukentėjo kiek mažiau, jo vežti į ligoninę neprireikia. Dabar įvykio vietoje dirba policija, viena eismo juosta žiede yra uždaryta, nes čia ir motociklai mėtosi, štai vienas guli. Tokių garsių pavadinimų, garsių firmų motociklai, vienas Triumfas, legendinis motociklas Harley Davidson, virto, na ir Volvo automobilis. Matome, ant šalmo yra nubrozdinimas, žymė, tai greičiausiai šita vieta galva motociklininkė trenkėsi, nežinau, ar į žemę, ar į automobilį. Dešinys kraštas įlenktas yra durelės, abidvi aplankstytos ir apdaila. Tai greičiausiai šitoj vietoj ir buvo smūgis, mėtosi dalis. Šiokia tokia spūstys darosi, nes automobiliai turi privažiavę tarnybinę mašiną rikiuotis iš 2 juostos į 1, visi sutilpti į 1, bet to dar žmonės nori stabtelėję pasižiūrėti, kasgi čia atsitiko. Prieš tai buvo netaip pranešimas, kad 2 greitosios pagalbos automobiliai įvykio vietoje, bet jie jau išvažiavo, vienas iš jų išvežė, kaip minėjau, motociklininkę merginą, na, o jos kolega berods dabar irgi policijos automobilyje pildo paaiškinimą, kaip tai galėjo nutikti.